Tai sveiki, šiandien pristatysime hakerių subkultūrą. Tai yra viena iš labiausiai mistifikuotų ir dažnai klaidingai suprantamų subkultūrų. Pažvelgsime į jos istoriją, vertybes, veiklas, poveikį kultūrai ir aptarsime hakerius Lietuvos kontekste. Atsirado 20-ojo amžiaus viduryje Jungtinėse Amerikos valstijose, kai pirmieji kompiuteriai tapo prieinami universitetuose ir technologiniuose institutuose. Žodis hakeris iš pradžių reiškia ne nusikaltėlį, o žmogų, kuris kūrybiškai ir giliai išmano technologiją, mėgsta ieškoti sprendimų ir išbandyti sistemos ribas. Lietuvoje hakerių kultūra prasidėjo formuotis 90-aisiais metais, kaip ryto internetas, o jauni programuotojai turėjo progą eksperimentuoti su pirmosiomis tinklų ir sistemų technologijomis. Pagrindinis hakerių vertybės – informacijos laisvė, žinių dalymasis, kritinis požiūris į autoritetus ir technologijų panaudojimas kūrybai. Hakeriai tiki, kad informacija turėtų būti prieinama visiems, o technologijos naudojamas visuomenės progresui. Tiesa, yra įvairių hakerių tipų. White hat, etiniai hakeriai, kurie padeda užtikrinti saugumą. Black hat, nusikaltėliai pažeidžiantys sistemus dėl naudos. Ir grey hat, tarpinė grupė veikianti pagal savo moralinės ribas. Hakeriai daug laiko praleidžia programuodami, testuodami sistemas, kurdami programinę įrangą ar ieškodami saugumo spragų. Jie dalyvauja Capture the Flag varžybose, kuriuose reikia per trumpą laiką nulaužti sistemą arba apginti ją nuo įsilaužimų. Be to, hakeriai dažnai aktyviai dalyvauja interneto forumuose, open source projektuose ir bendruomenėse, kur dalinasi kodu bei žiniomis. Tai kalbant apie madą, simbolius ir estetiką, hakeriais dažnai siejami simboliai yra pavyzdžiui Anonymous kaukė. Žalio kodo krentančias eilutės iš filmo The Matrix arba pirato kaukolė. Mada dažnai paprasta, juodi drabužiai, džemperiai su gobtuvais, o pati estetika labiau susijusi su virtualiu pasauliu nei su fizinė išvaizda. Subkultūros estetika persikelia į kibernetinę erdvę. Tai forumų dizainas, ASCII art, grafika ir anonimiška kultūra. Hakerių subkultūra turėjo didelį poveikį informacinės visuomenės raidai. Iš hakerių bendruomenių kilo daugybė technologinių inovacijų, atvirojo kodo programos Linux operacinė sistema ir net patys interneto principai. Tačiau kartu ši subkultūra visuomenė sukėlė daug baimių dėl duomenų vagysčių, virusų, kibernetinio atakų. Todėl hakeriai visuomenė dažnai matomi dvejopai. Vieni juos vertina kaip progresyvius išradėjus, o kiti kaip grėsmę saugumui. Lietuvoje taip pat yra hakerių bendruomenių, vieni jų dirba kaip kibernetinio saugumo specialistai, pavyzdžiui, Baltic Security Conference renginiuose. Kiti prisideda prie programinės įrangos kūrimo ar saugumo testavimo. Žiniasklaidoje vis dar pasirodo pranešimų apie lietuvių hakerius įsitraukusius į tarptautinės kibernetinės atakas, tačiau dauguma bendruomenės narių dirba legaliai ir padeda apsaugoti sistemas nuo grėsmių. Sveiki visi, vėl aš. Radome subkultūros atstovą hakerį ir jį dabar paklausinėsime. Taigi, kiek laiko esate šios subkultūros narys? Tai esu jau 5 metus. Well, I think I've been a hacker since my early childhood, I guess. Like 12 years old, yeah. Visą gyvenimą sen. Visą gyvenimą? Visą gyvenimą. Ir kodėl nusprendėte jo tapti? Kodėl nusprendžiau? Nes neblogai yra ten. Pabūnam kartais kompanijai. Man patinka užlaužti kažkokią tai svetainės, pavyzdžiui, spamą. Surašom draugam visus gerus pažymus ir tada parašome atsiliepimus į produktus. Well, I think I saw some on the news, that some hackers, they somehow hijacked the plane or something, and I was like, damn, that's so crazy, like, oh, yeah. I should try this, Ką jūsų manimų reiškia priklausyti šiai subkultūrai? Labiausiai tai aš noriu nusižudyti. Aš sėdžiu vienu stovė, neturiu ką veikti, padėkit priklausyti šiai kultūrai, mano manimu, yra kažką padėti sukurt naujo. Sukurt naujo? Sukurt naujo kažką. Tai vadinai nulaužti? Ne, bandom kažkaip kitaip tą žiūrėti. I think I'm very grateful to be one of those because it's like a small culture, we don't publish ourselves, Kaip jūsų dalyvavimas šioje subkultūroje atsispindi jūsų asmeniniame gyvenime? Kaip mes? Tai mes bandom uždirbti daugiau pinigų, prikviesdami naujus žmonės. Jie nežino, į ką eina, o mes žinom, ką darom.
Man rodos, jūs matot tiesiog iš manęs. Mano sudėjimo, mano apsirengimo, tiesiog matosi, man rodos. Šiaip nieko. And what activities do you do as a hacker? Usually we hijack planes, as I said. Then, do you know like some governments, right? In like Russia, Lithuania, yeah, we also do that. Sometimes they have problems because of us. That's our job. Thank you for your time. No problem, man. Turime ketvirtąjį kandidatą ir šiuo metu taip mes jį paklausinėsime. Taigi, kiek laiko esate šios subkultūros narys? Maždaug nuo 3 metų, tai jau einu į 17 metus. O kodėl nusprendėte tapti jos nare? Nežinau, labai patiko kompiuteriai, patiko labai hakiams, tai pradėjau hakint. Tai gal šiuo metu net IT-šnikas esate studijuojat kažką su IT? Ui, nežinok, Ne? neužsiimu. O ką jūsų manimu reiškia priklausyti šiai subkultūrai? Tai reiškia būti kažkokios didesnės dalies dalimi. Ir tai reiškia daug. Blogiškai. Tu pasispaudžiu, nedaš. Ir kaip jūsų dalyvavimas šioje subkultūroje pasižymė jūsų asmeninėme gyvenime? Nu, gaunu baudų visokių. Esu paieškomas policijos ir taip ir atsispindi mano gyvenime. Dėkui už jūsų kantrybę. Apibendrinant, hakerių subkultūra yra daug daugiau nei tik įsilaužimai. Tai globalus reiškinys, formavęs technologijų pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Lietuvoje ši subkultūra dabar egzistuoja, o jos įtaka jaučiama tiek inovacijų, tiek kibernetinio saugumo srityse.